Labadiena visiems teniso ir visai sporto bendruomeniai. Po didelios pertraukos T-Coach projektas ir jo tinklalaidė 5 epizodas grįžta čia pas mus. Šiandieną mes svečiuose Vaiden arenoje ir kaip visada šalia manęs mano kolega Aistis Šlajus. Ir šiandieną mes norėtume pakalbėti apie tokią, irgi mes visą laiką stengiamės pasirinkti tokias globalias temas, tai rezultatas ir procesas. Tai kas kuria sėkmę iš tikrųjų? Nes šiai dienai mes matome rezultatus. Jeigu yra geras rezultatas, mes suprantame, kad su sportininku arba su komanda yra viskas tvarkoj. Jeigu rezultatas blogas, tai reiškia, kažkokias reikia daryti išvadas. Matome reitingus, kurie nuolat kinta. Ir iš tikrųjų po viso to proceso, po sportininko, po komandos slepiasi nematomi dalykai. Ir kartais mes nesuvokėme, ar iš tikrųjų sportininkas jisai orientuojasi į rezultatą, kas jam yra svarbiau, ar yra svarbiau procesas ir kas jam labiau padeda tuo momentu. Nes žinome, kad reitingai, komandų turnyrės, lentelės tai yra rezultatas, tas, kuris mato visuomenė ir jis skirtas yra jam būtent. Bet tikrą komandos arba žaidėjo situaciją lygį patį pasako ir žino jo treneris ir jisai pats. Ir čia yra svarbiausia tas momentas atkreipti dėmesį, norime, kad kaip rezultato svarba duoda galutiniam rezultatui, ar procesas vis dėlto yra svarbiau galutiniam rezultatui. Nes vaikai, kaip ir kurie laimi ištisai nuolat tai išgyvena. Ir iš tikrųjų mes matome labai paviršutiniškus dalykus, Aisti, taip, ir sunku kartais suprasti, kas iš tikrųjų dedasi jų viduje. Kaip tu pats manai? Sveiki visi. Pirmiausia, malonu sugrįžti. Malonu vėl paliesti temą, kuri neturi turbūt nei teisingo, nei neteisingo atsakymo. Ir man šita tema labai primena tą lietuvių patarlę ir šiaip globalią patarlę, kas pirmas buvo, višta ar kiaušinis, ar ne? Kas yra svarbiau. Ir čia matyti atsakymas bus labai įdomus ir aiškus, kad kartais svarbiau kiaušinis, o kartais svarbesnė yra višta, ar ne? Ir manau, kad labai tikiuosi, lendant į šitą temą, mes duosim gerų idėjų, minčių, kaip priklausomai nuo žaidėjo lygio, amžiaus, situacijos, esamų veiksnių ir ne tik individualių, bet ir pasaulinių veiksnių, kurie įtakoja žaidėjo rezultatus, kaip į ką žiūrėti, į ką atkreipti dėmesį, į ką fokusuotis, ar visgi daugiau procesas svarbu, ar visgi daugiau rezultatas svarbu. Tai nerkim, žiūrėkim, diskutuokim ir tikiuosi pasimsit bent po vieną įdomią idėją iš šito. Gerai, Aisti, tu kaip tik paminėjai višta ar kiaušinis. Iš esmės, tai kas yra tau kiaušinis ir višta? Rezultatas? Kur tu rezultatas tau yra višta ar kiaušinis, ar taip, procesas višta ir kiaušinis? Kaip tu pats vertini ir tai, kaip tu matai? Mano šitas virsmas labai įdomus buvo per trenerio karjerą. Aš visą laiką, kol jaunesnis, idealizavai procesą. Kad niekas nesvarbu, viskas yra šventa, tik procesas, fokusuok į procesą. Bet būdamas ypatingai jaunių varžybiniam tenise, aš supratau, kad rezultatas turi didelę įtaką. Ir mes akivaizdžiais pavyzdžiais galėsim pasišnekėti apie tai, kad visgi tam tikrų rezultatų reikia ir jie parodo potencialią sėkmę. Mes nešnekam, kad kiekvienas gerus rezultatus pasiekiantis vaikas bus profesionalių žaidėjų, bet kad jie turi didelės įtakos ir aš bandysiu šiek tiek apginti šitą teoriją, kad rezultatai yra svarbus. Kaip tau atrodo? Tu paminėjai vaikas ir profesionalas. Tai va čia ir yra ta višta ir kiaušinis. Aš manau, kad vaikam, nes kiekvienas vaikas jis auga ir mes nežinom galutinę jo, kas jis bus, koks jis virs sportininkas. Profesionalus, mėgėjas ir taip toliau. Gali būti viskas. Kai kalbam apie profesionalų sportą, tai mes suprantam, kad ten jau procesas be galo jis yra svarbus, kiekvienas detalės yra svarbus, bet be rezultato nebus žaidėjo. Nes ten yra kiti dalykai. Kontraktas, pinigai. Bet aš žiūrėjau į tą podcastą per vaikų prizmę ir man pasirodė, kad pats procesas jis yra kur kas svarbesnis. Kodėl? Todėl, kad mano idėja, rezultatas yra labai momentinis. Taip. Ko mes negalime kontroliuoti, niekada tai rezultato negalime, nes todėl, kad jis nepriklauso vien nuo manęs. Taip. Žinoma, aš turiu įtakos, bet priklauso ir nuo mano varžovo, kas jis bus. Procesą aš galiu daug daugiau kontroliuoti. Aš galiu susistiguoti taip, kad iki varžybų išeinant aš galiu viską sužinoti, žinoti savo etapus, varžybas, žinoti su tėvais savo visus planus. Ir man žymiai yra lengviau. Tai aš dėl to žiūriu, kad vaikų cikle daugiau aš skirčiau vis dėlto į patį procesą. Rezultatas, žinomas, yra svarbu. Aš pilnai sutinku su tavim, kad procesas ypatingai jaunoji stadijoje žaidėjo vystymo yra labai labai svarbus.
Bet mes labai puikiai žinome, kaip svarbu vaikams pasitikėjimas, ar ne? Ir čia šitoje vietoje prisiminkim tą auksinį langą, kai sako, pergalių pralaimėjimų santykis turėtų būti 3-1, kiti sako 4-1, 5-1 yra tas, kad visgi pergalė yra tai, kas motyvuoja ir užveda žaidėją eiti. Ir tai yra nematoma, ar ne? Jeigu mes, kiek yra tekę sutikti žaidėjų, kurių pergalių ir pralaimėjimo balansas yra negatyvus ir lygtais procesas geras, bet tikėjimo nėra. Jie eina į aikštę, jie nebetiki savimi, jie nebetiki to, kad gali laimėti. Tai šitoje vietoje irgi rezultatas jis eina šalia, mes negalim jo nurašyti visiškai, ar ne? Ir čia turbūt mes vėliau ateisim prie tam tikros tematikos, kada rezultatas yra visiškai nesvarbus, tai yra ypatingai ankstyvosiose vaikų ruošimo stadijose ir kai rezultatas yra ypatingai svarbus, kai mes kalbam apie Lietuvos, nežinau, Deviso rinktinę, moterų rinktinę, niekam neįdomus procesas, tu net negi nepasiruoši, nes tu atvažiuoji į rinktinę, tau reikia laimėti. Tai mes turim du tokius, reiškia, spektrumus, kuriuos priklausomai nuo stadijos, nuo tikslų, mes turim žiūrėti, ar ne? Aš visiškai sutinku su tam, kad pati pergalė varžybose, turnyruose vaikams tai yra ta braškė ant viso jo sunkaus darbo. Bet kas vyksta, jeigu mes panalizuotume giliau, pavyzdžiui, aplamai, kodėl žmonės nori laimėti? Kas tas yra? Visų pirma, mes suprantam dopaminas ir ta emocija. Pergalė yra emocija. Ir jeigu žiūrėti iš tos neuromoksliškos pusės, toks kaip Šulcas, vokiečių psichologas, tyrinėjo dopamino ir motyvacijos ryšį, tai pergalė, mes kai laimime, mes neturime tiek dopamino. Dopaminas gaminasi ir užsikūrė pagrindinį tada iki pergalės. Laukimas, pasiruošimas, tikėjimas, ten mes gaunam daugiausiai dopamino. Ką tai reiškia? Dopaminą mes gauname pačiame procese. Po pergalės jis į savaitę atslūksta. Ir čia yra labai svarbu suprasti, kad vaikas gavęs pergalę, jis gauna tam tikrą irgi dopamino kiekį, emociją, kaip ir tu minėjai, tai yra labai svarbu emocija, bet jisai po to grįžta į procesą, jam žymiai yra sunkiau užsivesti, nes jis vėl nori tos emocijos, to vėl dopamino. Kas gaunas, kad vaikas jisai prisiriša prie emocijos, ne prie proceso. Jam, kas atsitinka, tokiam vaikui yra žymiai sunkiau pradėti vėl treniruotis. Nu, tarkim, vaikas laimėjo turnyrą, fantastiškai sužaidė. Kol jis žaidė, jis kaifavo, jisai mėgojas, jis gavo krūvą dopamino. Kas atsitiko? Baigėsi, gavo apdovanojimą, dieną pasidžiaugė, bet emocijos tu vėl tu nori. Taip, taip, jisai gaunasi kaip narkotikas, bet dabar klausimas yra, mes pirmam podcast'e kalbėjom apie trikampį, ar ne? Tėvai, treneriai, žaidėjas, ar ne? Ir mano akimis rezultatas yra, kaip tu sakai, geras būstas, viskas fainai, bet šitoje situacijoje labai dažnai tiek treneriai ir aš tame tarpe ir tėvai, mes visi skatinam rezultatą. Taip. Ar ne? Taip. Per social media keliam postus, prieš varžybas visi fokusuojamės, kad tarsi mes per tą savaitę prieš varžybas padarysim kažkokį tai stebuklą, visi ant tiek užsivedam į tą rezultato siekimą ir mes visai pamirštam įvertinti, kokioj stadijoje yra žaidėjas, kokiam amžiui, kokiam galbūt augimo fazėje, neaugimo fazėje. Kas yra svarbiausia, tai man atrodo šitoje vietoje sutinku, kad rezultatas yra svarbu, jisai gerai, bet turi būti komandoje dalis komandos, kuris sako, pala, įvertinkim šitas varžybas. Tu galbūt laimėjai, bet pasižiūrėkim, ar tu darėjai tuos tikslus, kuriuos išsikėlėm teisingai, ar ne? Treneris, tėvai. Man atrodo, kad mes per dažnai tą braškę per ilgai nešiojamės. Teisingai tu sakai, kad pasitenkinimas ateina iš proceso, bet ar kasdienėje veikloje mes vertinam procesą, ar mes kalbam apie tikslus, ar mes kalbam, ką mums reikia patobulinti, ar mes... Tai va, čia man yra toks, žinai, didžiausias klausimas, kad nebūtų tas rezultatas nešamas per ilgai prieš varžybas ir po varžybų. Kad kaip teisingai tu sakai, kad ta braškė, jinai būtų momentinė. Suvalgiau, pamiršau, atsikėliau, bet žinau, ką dirbti. Nes dauguma gerų žaidėjų sako, žiūrėk, aš fainai pergalė, bet rytoj yra nauja diena, kiek tokių atletų, mes turim iš naujo keltis, eiti ir dirbti, ar ne? Yeah. Tai kad tas balansas tarp proceso ir rezultato būtų išlaikomas teisingas. Čia, man atrodo, labai dažnai nuslystam, kad... Tai čia yra vienas ir svarbiausių, nes, jeigu kalbam apie profesionalų sportininką, jisai sąmoningas yra, jis gali priimti ir atskirti, taip, kas yra jausmas nuo pergalės ir kas yra jausmas procesui. Taip. Bet vaikas jis neatskirs, jisai yra įtakojamas trenerio, gali būti ir socialinės medijos, gali draugų, šeimos.
Ir va čia mes jam ir kišam koją. Mes kaip ir sakom, mums rezultatas nesvarbus, bet tėveliai tie, kurie būna, kurie padeda, kurie būna aktyvūs, nu, jie ir matuoja tik tais rezultatų. Ar geras procesas, ar mes tobulėjom. Niekas nesako, žiūrėk, ar tu šiandien mėgaujasi varžybom. Pirmas klausimas, ne ar laimėjai pralaimėjimai, nes toks gaunas uždaras klausimas, laimėjai pralaimėjimai, nes taip klausdami ir taip kaip ir reikalaudami iš vaiko, mes ką jam pasakom, kad mes matuojam tik pergalę arba pralaimėjimą rezultatą, bet mes nematuojam procesų. Bet jeigu jūs pasakys, šiandien pirmą kartą, šiandien aš čia mėgaujausi. Ir tai yra fantastinis rezultatas. Nebežiūrėkim į galutinį, nes mes suprantam, kad rezultatą kontroliuoti negalim ir kaip ir tu sakei, jis yra laikinas, kintantis. Šiandien taip, rytoj taip. Varžovas gali keistis tas... Čia labai svarbu turbūt prisiminti ir patarti visiems žinomą tiesą. Tai yra tikslų nustatymas tiek treniruotiniam, tiek varžybiniam procese, naudojant vadinamą SMART metodologiją, kai tikslai turi būti S specifiniai, M jie turi būti paskaičiuojami, A jie turi būti pasiekiami, kad tai nebūtų aš po metų laimėsiu Wimbledoną, kas yra nerealu, ar ne? R yra realistiški ir tai yra time, tai yra kažkokia laiko terminas, kurį mes uždedam tiem tikslam pasiekti ir mes galim įsivertinti. Tada tas procesas, mes jį galim kontroliuoti, jis gali būti tie tikslai per SMART principą, mes galim juos nustatyti trumpalaikius, ilgalaikius, labai ilgalaikius kelių metų, bet mes turim kažkokią tai bazę, į kurią mes laiką galim grįžti ir sakyti, žiūrėk, ar mano padavimo greitis, kuris galbūt buvo vienas iš tiklų, pagerėjo per 6 mėnesius. Ar mano padavimo stabilumas varžybų metu patobulėjo, ar ne? Ir mes tos tikslus, tada tu visą laiką iš to pergalės ar pralaimėjimo, tu visą laiką gali grįžti tą tokį, palauk, ar mano žaidimas apskritai tobulėja ar ne? Nes dažnai, kaip tu sakai, varžybose, mes dažnai matom vaikų varžybose, kad vienos varžybos labai būna sudėtingos ir tu gali greit pralošti, nors tu žaidėjai gerai, bet tu gali varžybas laimėti 6-1, 6-0, bet ar tos varžybos tikrai parodo, kad tu esi geras? Vat šitoj vietoje, man atrodo, kad tas tikslų nustatymas, pastovus tikslų turėjimas ir jų pervertinimas, kas pasirinkta periodą, yra ta saugi bazė, vadinkim, į kurią galim grįžti visi. Treneris, žaidėjas, tėvai, nusiraminti ir sakyti, palauk, ar mes tobulėjom ar ne, ar procesas vyksta teisingai ar ne, nepriklausomai nuo to, kaip ten mums sekėsi praėjusiose varžybose, praėjusią savaitgalį, ar ne? Kad to emocija netaptų, kaip mes šnekam, ilgalaikė. Emocija yra, turi būti trumpalaikė, o paskui grįžtame į realybę, tai yra į procesą, į darbą, į tikslus. Kaip tau atrodo? Jo, aš sutinku su tavim, bet suprantim, bet jeigu kalbam apie vaikų tenisą, tarkim, paimkim oranžinį kortą. Kaip vaikui tą padaryti? Nes kokią tendenciją mes visą laiką nuolat matom. Tarkim, nuo 7 iki 12 metų būna dominuojantis vaikai, geri vaikai. Oi, kabinam jiems jau medalius, jau perspektyvą, viskas. Ateina 12 ir jie dingsta. Ir gaunasi iš šešėlio išlenda tie, kurie mažiausiai kėlė mums kažkokių sentimentų, kurie buvo tokie, gal bus, gal nebus, ir jie pradeda žaisti. Kaip vaikui pasakyti, žiūrėk, pergalė yra nesvarbu dabar, pralaimėjimas yra nesvarbu. Čia, man atrodo, yra labiausiai esmė, kaip vaikui supaprastinti tą emociją, kad pergalė tai yra ne pats paskutinis tavo, tam visam, kaip sakant, tavo gyvenime yra pats svarbiausias. Va čia yra svarbiausia, nes vaikas, jisai bet kuris, pavyzdžiui, berniuką, ne? Žinom, berniukus, mergaičių konkurencingumą. Berniukas, jis bet kokį žaidimą žaidžia nuo 7 metų iki, nežinau, jisai nori nugalėti. Jisai eina tik dėl nugalėjimo. Ir jam yra finalinis reikalas va šitas. Emocija, jausmas, pakelt rankas, aš nugalėjau. Ir taip, aš galvoju, jeigu mes nesugebam to padaryti, mes nuolat formuojame tą emociją, tą ryšį. Kad pergalė, mes jį maitinam. Vėl grįšiu prie to patarimo, praktinio patarimo. Kaip tai padaryti, ta prasme? Mes suvokiam. Čia yra komanda, mes šnekėjom apie, kad komanda turi vaiką palaikyti ant žemės. Kad visi kaip komandoje nepakiltų į balioną. Tu paminėjai oranžinį kamuolį, ar ne? Pasižiūrėkim, kiek social medijai yra dedama nuotraukų su medaliais, ar ne? Ir kiek treneriai irgi džiaugiasi, kad jų vaikai laimėjo oranžinio kamuolio turnyrą Lietuvoje. Taip, visiems yra malonumas. Natūralu, kad yra pasididžiavimas, kurį reikia pagirti, bet man atrodo, tai turi būti trumpalaikis. Ir kiek man teko matyti tikrai sėkmingų tų tokių pavyzdžių, tai yra pergalė yra atšvenčiama, atletas yra pagiriamas, bet labai greitai yra pereinama prie tam tikros analizės, kaip tu galvoji, kas tau sekėsi, kur tu gali patobulėti. Yra pradedama analizuoti per procesą, negu per rezultatą. Kad tai
kad tai netaptų rezultatas visų pergalė. O kas bus, jeigu jis kitą savaitgalį išvažiavęs į Latviją, ar Estiją ar į Lenkiją praloš 3 mačus? Tai ką, tada mes staiga per 5 dienas tapom blogesni? Nu, staiga tapom labai blogi žaidėjai, nors prieš savaitgalį buvom labai geri žaidėjai. Tai va čia vėlgi grįžtų prie suaugusių komandoje, jeigu kalbame apie vaikų tenisą, kurie turi džiaugtis, turi vaiką motyvuoti su braškiam ir tortais ir kas bebūtų, ar ne? Bet tuo pačiu ir palaikyti visą procesą ant žemės. Tai gerai, tas, kad trikampis veiktų, kaip tu manai, tai, diskusijas, kalbėsena, supratimas tėvų, bet jeigu namuose, tarkim, treneris supranta, ne, pavyzdžiui, jeigu laimi vaikas, aš pasidžiaugiu tuo momentu, kol jie įmitiki, viskas kaip ir tvarkoja, nes aš suprantu, kad sportas jis tom neužsibaigė. Nereikia nesidžiaugti. Reikia džiaugtis. Reikia džiaugtis, bet aš tą suprantu, bet vaikas, jisai, kaip vaikui pasakyti, nustok dabar džiaugtis savo pergalę. Jisai taip sunkiai ėjo, kaip jam neprisiriš prie tos emocijos ir kaip suprasti. Tas vaikas, kuris žaidžia turnyrus ir pasiekia pergalę, aš manau, atėjęs į kitą treniruotę, tu turi iš karto pereiti į fokusą į procesą. Man atrodo, pats laikas būtų pakalbėti ir apie patį proceso požiūrį, ar ne? Mes visi žinome apie fiksuotą ir augimo mindset, ar ne? Tai yra ir vienas, kodėl tu sakai, kai kurie vaikai staiga akseleruoja, ar ne? Kai kurie vaikai lieka tam tikram lygiai. Tai, man atrodo, tiek tėvai, tiek treneriai, mes turim stengtis išlaikyti augimo mindsetą, kuriame svarbu yra analizė, kuriame klaidos yra tik galimybė mokytis, ar ne? Kuriame mes suprantame, kad perfekcionizmas neegzistuoja, ar ne? Ir aš tada grįžtu prie tų mūsų ilgalaikių džiaugsmų pergalėm, kuris formuoja fiksuotą mindset, ar ne? Kuriame mes džiaugiamės, kad tik laimėjom. Reiškia, mes save vertinam, laimėjau yra gerai, pralaimėjau yra blogai, ar ne? Ir man atrodo, kad vėlgi visas dėmesys ateina treneriai, tėvai, kokį jie mindsetą vaikui įdiegs. Ar ne? Tam jaunam oranžiniam amžiui, kurį jisai nešis toliau į priekį. Kaip tu žiūri šitą fiksuotą ir augimo mentalitetą ir jo formavimą? Tai gal padarysiu reklamą. Karol Dweck knyga lietuvių kalboje yra puikiai sėkmės psichologija ir ten būtent išskiriama tos 2 mąstysenų tipai. Tai fiksuota ir augimo, tai fiksuota, kaip ir tu minėjai, tai yra aš matuoju arba tu laimėjai, arba pralaimėjimai. Tai yra antiek viskas ribota, kad tu vertini labai paprastus dalykus. Augimo, tai toks yra humanistinis ugdymas, kuris tu duodi vaikui pačiam. Kokie tavo gebėjimai? Kaip tu manai, ką tu galėjai padaryti geriau? Ką tu padarai geriau? Kaip tu pats jūtais? Tai va čia tas augimai ir aš visiškai su tavim sutinku, kad čia yra tie dalykai visą laiką, jie priduoda daugiau motyvacijos. Vaikas nustoja koncentruotis būtent, kaip ir tu sakai, per šitą mąstyseną, bet tas treneris turi labai gerai suvokti. Aš pats savai pasigaunu, ne visada man to pavyksta, nes neįmanoma, ta prasme, tu pagauni emociją. Bet čia ir tėvai atlieka didelę rolę, nes jie praleidžia labai daug laiko mašinoje, po mokyklos, po treniruotės, jie turbūt praleidžia daugiau laiko. Tai šitoje vietoje tas trikampis, apie kurį mes laiką šnekam, labai svarbu, kad ne tik treneris turėtų augimo mindsetą, o ir tėvai suprastų, kad tai yra augimo psichologija, eksperimentavimas, ar ne? Augimo filosofijoje mes turim, eksperimentavimas yra leidžiamas. Tu gali išeiti į varžybas ir sakyti, žiūrėk, šiandien aš norėčiau, kad tu išeitum prie tinklo ir jeigu tu pralaši, aš tau paplosiu, bet mes skatiname tam tikrose varžybose, treniruotėse vaiką eksperimentuoti. Fiksuotam mindset eksperimentavimas yra no, tu negali eksperimentuoti, tu turi žaisti taip, kad laimėtum. Ir tu labai gerai paminėjai, kodėl kai kurie vaikai, tarkim, oranžiniam, žaliam amžiui, jie dedas medalius, jie yra, kaip tu sakai, next big thing, bet kalbėsim šiek tiek vėliau apie žaidėjo vystymo stadijas, ar ne, pagrindinės. Ir ten labai aiškiai yra, kurioj stadijoje kas turi būti svarbu, ar ne? Ir ar mes leidžiame tiem vaikam, jauniems U10, 11, 12, eksperimentuoti, klyst, mokytis patiems, ar mes juos įstatome, kad tai yra vienintelis būdas laimėti ir aukštas kamuolys gilus ir viskas tu tą darai, nes tu laimėsi, ar ne? Tai gerai, tai reziumuokime, tarkim,
kokios būtų rekomendacijos tėvams, kaip tu sakai, trikampis? Mes galim sakyti, perskaitykite, pasikalbam, turėkime vieną strategiją po varžybų, prieš varžybas, kaip mes kalbam, užduodam klausimus. Nes, tėvai dažniausiai, jeigu vaikas žaidžia išvykoje, ar laimėjai? Ne, nelaimėjau. Ačiū, viskas, rezultatas neigiamas. Viskas aiškus, ten proceso nėra, ne? Bet jis neklausia, ar tu sakau, ar tu mėgaujais, kas pavyko geriau, gal kažką padarai geriau šiandien, to, ko tu niekada nepadarai. Tai... Aš dar prieš praktinis pavyzdžius norėčiau pasakyti pavyzdį apie virš 20 metų darytą berods danų mokslininkų ir tas tyrimas buvo daromas, kuo skiriasi top 5 nuo top 25 atletų procentaliai. Taip. Tai ten buvo beje kalbama apie tenisininkus, ar ne? Ir va, tu paminėjai mėgavimąsi, meilę sportą, ar ne? Ir šitoje vietoje aš grįšiu, ką aš noriu pasakyti prie išvados vėliau, bet tyrimo išvada skelbia taip, kad top 5 žaidėjai po pralošto taško jautė emociją, kuri nepavyko, bet palauk, ką aš toliau padarysiu. Ar ne? Pas jos buvo pastovus noras kovot, stengtis, įrodyti, ką aš galiu geriau. Tie, kurie nebuvo top 5, kurie buvo žemesnio reitingo žaidėjo, jie įgūdžiais buvo tokie patys geri, fiziniais duomenim buvo tokie patys geri, bet jie dažniau leisdavo emociniai savo kontroliai, būti, aš pralošiau svarbų tašką, man viskas nepasisekė, aš jau pralošiau, nors dar mačas nepralošta. Ir būtent va šitoje vietoje mes grįžtam prie augimo fiksuoto mentaliteto ir buvo įrodyta, kad įdomiausias man tyrimo išvada buvo ta, kad kai sportininkai žaidžia 5 setus, kad tie žaidėjai, kurie turėjo tą tokį, nepavyko, bet aš sekantį padarysiu, čia dažniausiai buvo top 5, jų širdies ritmas buvo per 10 smūgių mažesnis, jie greičiau atsistatydavo, negu tie, kurie jausdavo, man nepavyko, aš esu blogas ir panašiai. Kas 3 valandų mačo metu ar 3,5 turėdavo įtakos 5 setui. Mes žinom, kiek dažnai kalbam apie geriausius žaidėjus laiminčius tik 51% taškų. Bet jie kažkodėl laimi daug 5 setų mačų. Djokovičius, Rafaelis Nadalis, you name it, ar ne? Ir va čia buvo įdomus skirtumas. Dabar grįžtam iš viršaus žemyn ir ką galima vaikams. Tai va, tu labai gerai pasakei. Laimėjai, pralaimėjai, gerai, ar tu mėgavais, ar tau patiko žaisti, ar ne? Antras dalykas. Šitas pats ir iš trenerio turi būti. Ne tik aš kaip pavyzdį, kaip tėvų pasakiau. Prieš mačą. Kokie tavo pagrindiniai 2 tikslai šio mačo metu? Ar tu pakalbėjai su treneriu apie varžybas ir ar jūs išanalizavot, kas sekėsi, kas nesisekė, buvo jisai nebuvo, bet nesvarbu, šitoje vietoje galima ir telefonu tą padaryti. Ar tu pakalbėjai su treneriu? Man atrodo, tai yra pagrindinės kelios žinutės, kuriuos tėvai gali siųsti savo vaikui, kaip formuoti augimo mindsetą, o ne fiksuotą mindsetą. Aš pralaimėjau. Prieš ką pralaimėjai? Prieš tą ir tą. Bet tu praeitą kartą laimėjai. Ir pokalbis baigės, ar ne? Ir tada įsivaizduokim, ragelis padedamas ir ką mes formuojam. Kaltė, stresas, nerimas, sekantį kartą aš eisiu prieš tą patį žaisti, aš prisiminsiu, kad mano mamytė tėvelis sakė, kad kaip aš galiu prieš jį pralošti, kokį mes mentalitetą formuojam tam vaikui, ar ne? Ir tai gali įvykti 3-4 mėnesių bėgį. Aš tikrai daug pavyzdžių turiu, kur atrodytų žaidėjai žaidžia neblogai, vienas praloštas mačas, kelios blogos žinutės ir staiga 2-3 sekantis turnyrai yra blogi. Tai priežasčių visą laiką būna daug, bet man atrodo, čia ir yra... Tu tik, ką tu paminėjai apie, pavyzdžiui, su ATP žaidėjai, kurie žaidžia 5 setus, tai jie jau per tą laiką išsiūdė tą procesą ir jie žiūri į ilgalaikį procesą. Kaip tu sakai, pralaimėjau, nieko baisaus. Tai yra 1 taškas, bet dar niekas nebaigta. Todėl aš galvoju, kas bus, kai vėliau, ką man reikia daryti, ką man dar reikia ištemti 2 setus kaip pavyzdys. Bet vaikai, pavyzdžiui, vakar žiūriu, vyksta varžybas, žiūriu, mano auklėtinis turi 3 matchballus. Iš pirmo klaidą, nuėjo į kitą pusę, vėl iš pirmo smūgio klaida, vėl iš pirmo smūgio. Ir aš galvoju, ką mes ne taip darom, kad nesugeba jis nusiraminti toj būsenoj. Ir po to vėl atgaminu ir vėl, kai skaitom, ruošiamės medžiagą, kad jis greitai nori tos sėkmės, to dopamino, vėl to laiką. Jam reikia greitai. Braškės reikia, jis nori čia ir dabar, jis nelaukia, kad gal dabar aš padirbsiu. Varžovas jau viskas, aš situaciją kontroliuoju, 4-0, man reikia 1 tašką. Ramiai padė. Ne.
bam, bam. Ir čia yra atsakymas, kad vaikai, vat, būtent, vat, suaugęs, jis supranta, kad ilgalaikiam procesui. O aš galiu tavęs paklausti po mačo, kokią jūs diskusiją turėjote? Neturėjau. Neturėjau. Neturėjau diskusijos. Nes va čia turbūt įdomu būtų, kad, žinai, jeigu diskusija gali būti, pabandykim pakontempliuoti, tu ir vėl paleidai 3 matchbolus. Įvyksta. Kaip tu galėjai paleisti 3 matchbolus? Jeigu dar gavo, tai iš vis neįmanoma. Kaip tai vėl tu sakysi, tai trenė, ko jūs puolat? Bet šitoje vietoje tu gali, jeigu tu būtum ramiai sakęs, žiūrėk, paleidai 3 matchbolus, ką galėtum kitą kartą kitaip padaryti, ar ne? Nes man yra tekę žaidėjų, pavyzdžiui, turėti, kurie setą laimi, veda su breiku ir tikrai gera matėfų jaunį lygyje ir staiga paleidžia setą ir gauna. Ir aš tą žaidėją stebiu, jis dabar yra, aš su juo nebedirbu, jis yra apie 1000 ATP ir vis dar ta pati problema tęsiasi. Ir aš suprantu, kad mes turbūt per mažai dėmesio skiriam tų situacijų analizai, kai jisai vesdamas setas ir su breiku, vyrų tenise, vaikinų tenise, paleidžia setą ir paskui žaidžia 3, laimi, pralaimi, kitas klausimas. Va čia yra turbūt, ką tu kalbė, tas vaikas, kurį vakar žiūrėjai, turbūt jau dabar reikėtų ruoštis. Bet mes su vaikais kaip ir kalbam. Gal kalbėti nereikia, gal reikėtų kažkokius įvest pratimus, neišsivaizduoju. Bet mes kalbamės ir jie viską pasako taisyklingai. Ir toks kaip treneris sustovi, aš daugiau neturiu tau klausimų, tu viską labai gerai mastai. Žino, kad reikia nusiraminti, žino, turi paruoštą špargalkę, ką reikia paskaityti, jeigu neina. Viską turi, eina visiškai pasiruošę. Bet va tuo momentu lieka vienas taškas, prie 5-4, ten ne 6-0, 5-0, bet prie 5-4 pradeda daužytis, taškytis. Ir eina į tokią destrukciją visiškai emocinę. Aš negaunu to niekaip, aš noriu tos braškės ir aš niekaip negaunu. Vienas smūgis, tada prasideda emocijos, prasideda krenta motyvacija, abejingumas, nerimas, ir ten iš to laimėto mačo gaunasi visiškas chaosas. Čia įdomu, tai čia reikėtų, žinai, treniruotis mechanizmus, kurie tokiose situacijose. Čia yra svarbiausia, kad mes galėtume plačiau dabar pakalbėti apie tos mechanizmus, būtent kaip, nes iš esmės mes suprantam, kad jisai turėtų būti ramesnis, turėtų apgalvoti, planelis, ritualas, viskas tvarkoja. Bet jie pradeda taip skubėti ir aš galvoju, ar čia tik su mano auklėtiniais taip pat, ar tik su visais yra, nes žiūriu, kad yra tokių sportininkų, kur iš pirmo matchbolo niekada nelaimės. Yra tas, kuris vieną turėjo ir visą laiką jį pasinaudos. Ir galvoju, koks skirtumas, kur ta prasme. Bet vėl tada pradėjau žiūrėti sprendimus, kokie kamuoliai, ar tai buvo ilgas taškas, iš sunkaus pralaužto. Bet visą laiką, kas liečia vaikų, tai yra tokie momentiniai, ekspromtų, impulsyvūs sprendimai. Čia ir dabar, dabar laimėsiu, viskas laimėjau, ramu, mama žiūri, ten žiūri, viskas. Bet čia yra dar ir kitos fundamentalios bėdos, kiek mūsų vaikai, auklėtiniai Lietuvoje žaidžia tokių varžybų, ar ne? Jeigu pasižiūrim, tu turi būti toj situacijai pakankamai dažnai, kad tu ją treniruotum, ar ne? Taip kaip ir treniruotėse. Mes ateinam dažnai treniruojamės, mes galime atidirbti dešinį, kairinį padavimą ir taip toliau. Ir tai, žiūrėk, ne visada pavyksta varžybose, ar ne, prie streso. Dabar mes kalbam apie, kadangi mūsų vaikai bent jau nacionaliniu mastu tikrai mažai varžosi, važiuoja, nevažiuoja tarptautinius, natūraliai jie patiria tokią situaciją, kurios nesitreniravo. Tai mes galim šnekėti, ką norim. Rankšluostukas, pakvepuok, susiplanuok tašką. Tie visi standartiniai patarimai, neskubėk, sumušk po 5 kartus prieš padavimą, mes galim daryti. Bet vaikas toj situacijai turi būti daug kartų. Ir man atrodo, čia jau šitoje vietoje varžybų kiekis irgi turi prasme, kai vaikas atvažiavęs į varžybas, ar jisai žaidžia vieną kartą į mėnesį ir jisai tik finalą sužaidžia 6-4, 6-4, ar jisai žaidžia kas antrą savaitgalį nuo pirmo rato yra 6-4, 7-6 ir jis kiekvieną dieną, kiekvieną mačą yra primintas, ką daryti prie 5-4, 40-15. Tai man atrodo, tai va, šitoje vietoje aš šiek tiek aš pažiūrėčiau ir šitą aš dabar argumentą. Pergalvojau, aš turiu daug pavyzdžių ir pro lygio, ta prasme, žaidėjų, kurie niekaip negali. Bet tada tu man pasakyk taip, va tokį fenomeną, ne? Paimkim berniukus, kurie yra apie 12 metų. Jie yra žiauriai azartiški, pas jūs viskas yra paremta tik per pergalę ir per rezultatą, ne? Pavyzdžiui, tu irgi žinai, aš žinau savo praktikoje, yra daugybė gerų buvusių berniukų, kurie yra žaidikai, kurie kovoja, stengiasi, nori, bet ateini į treniruotę, stop. Viskas blokas, 0 motyvacijos, 0 žaidimo, 0 pastangų, bet tik išeina, sako, į varžybas visai kitas žmogus. Bet tada turbūt... Kas vyksta? Bet ar tu gali tą įtakoti? Nes mano patirtyje, aš kai matau vaikus, kurie mėgsta varžytis, natūraliai aš suprantu, kad turbūt atidirbt tam tikrų dalykų jaunam amžiui neišeis.
turi kažkiek atleisti kažkokias vadėlės, nes jie tiesiog nenori to ir tu jiems turi leisti daugiau varžytis. Tai man atrodo, šitoje vietoje tai treniruotinį procesą reikia tiesiog priderinti taip, kad tu su kai kuriais vaikais gali dirbti technikai iš krepšio, tam tikriem elementam tikrai šlifuoti, taip kaip mes visi treneriai turbūt norėtumėm, bet yra vaikų, kurie, pas mus yra viena mergaitė, kuri tiesiog, jinai gyvena, aš vadinu krauju, jinai nori azarto, jinai nori, ir nesvarbu, kad jinai yra mergaitė, bet jinai nori varžybų. Jie tiesiog dažnai važiuoja į, ne tik Lietuvoje, žaidžia ir sakau, tai yra jos treniruotinė dalis. Supranti? Ir suprantu, kad tai šitoje vietoje, man atrodo, tiesiog reikia įvertinti vaiką ir adaptuoti procesą. Bet žinai, Šarūnai, aš dar gal norėčiau sugrįžti prie patarimai tėvams, ar ne? Ir aš manau, yra labai svarbu paliesti žaidėjo vystymo etapus. Ar ne? Tai yra Long Player Development Pathway arba LATD, kaip jis vadinamas, kuris, man atrodo, yra labai svarbus, kurį turi suprasti tiek tėvai, tiek treneriai, tiek vaikai, nes kiekvienas etapas turi skirtingus tikslus. Ar tu susipažinęs, tu tikrai susipažinęs su filosofija ir ar teko bendrauti, nes man kiek teko bendrauti, tai yra nesupratimas, kokioj stadijoje kas yra svarbiausia, kaip tada iš tų bendrų tikslų tu gali išsikelti individualius tikslus, ar ne? Ir tos informacijos nežinojimas gali sukelti stresą, nes mano vaikas 10 metų nelaimi turnyrą. Tas nesupratimas, jisai įtakos turi visame kame. Visų pirma, aišku, treneris jis turėtų įspėti, kad žiūrėkit, šitame etape 2 metus mums tas ir tas viskas tvarko. Bet, įsivaizduokime, verslas be rezultatų. Tėvai, aplamai, jeigu žiūrint į psichologiją, tai vaikai tėvams yra projektas. Sorry, tai yra projektas. Jeigu kažkas su vaiku atsitinka, mūsų žlunga projektas. Paimkim tenisas. Aš ačiū tenisą, aš stengiuos, moku pinigus, mes važiuojam, keliaujam. Taip. Nu, aš noriu to rezultato. Tėvai irgi nori tos braškės. Ir kas gaunasi, nesąmoningai tu pradedi spausti vaiką. Teisingai sakai, dėja, tai yra turbūt mūsų gero gyvenimo problema ir to komercinio teniso problema, kad dėja tėveliai turi mokėti nemažus pinigus, bent jau kol kas Lietuvoje. Ir jie nori rezultato. Nes mes esame įpratę, jeigu aš moku didelius pinigus, aš gaunu gerą prekę arba rezultatą, ar ne? Jo, čia yra žiauri tiesa, kuri dėja ne šios dienos tema, bet jinai turbūt atskiros diskusijos reikalinga. Tėvai dideliuose grupėse vaikų, ką jie daro? Jie nesąmoningai lygina. Žiūrėk, tas vaikas laimi, o maniškis lieka už borto visą laiką. Bet jis nesupranta, kad tai yra laikina. Palauk. Vieni greičiau suprato, kiti jau daugiau išaugo fiziologiškai. Čia jie nesupranta, kad tėvai kaip ir supranta, kad kiekvienas vaikas auga ir vystosi skirtingai. Bet kai jie visi vienoj autobuse važiuoja ir važiuoja visi į tą patį turnyrą, visi nori to paties. Bet čia tėvams patarimas šitoje vietoje, žinai, labai paprasta matematika. Tarkim, yra 32 vaikų lentelė, ar ne? Ir jeigu tai yra nokautas be antro mačo, 50% iš jų pralaimės pirmam rate. Dar 25% pralaimės antram rate, ar ne? Reiškia, teigiamo balanso neturės 75% vaikų. Tai jeigu mes tikimės pergalės iš savo vaikų, jie turi būti tada top 10%, ar ne? Bet ką reiškia tikimės? Man paaiškink, žiūrėk, aš tikiuosi kaip tėvas, vaikas jau jaučia, kad tėtis tikisi arba mama. Ką daryti? Nes mes sukuriam spaudimą. Grįžkim prie to, ko mes norim iš savo vaikų teniso. Tai turbūt pirma dalis galbūt galima trumpai paminėti tas stadijas, kad nuo 0 iki 6 metų mes turim active play, kai tiesiog vaikai turi žaisti skirtingus sportus ir mes nekalbam apie jokį vystymą, tikslų nustatymą ir panašiai, ar ne? Nuo 6 iki 8 mergaitės galbūt šiek tiek anksčiau tas amžius ateina. Antroji stadija, tai yra fundamentals, tai yra bazinė stadija, ar ne? Kai mes jau supažindinam su pagrindiniais techniniais pagrindais, mes vystom pagrindinės fizinės savybės, ar ne, greitis, koordinacija, balansas, ar ne. Toliau pereinam į 8-11 metų trečią stadiją, tai yra learn to train. Tai mes mokom vaikus treniruotis, mokom atidirbinėti, mokom suprasti, kas yra treniruotinis procesas. Vėlgi, priklausomai nuo to, kokį literatūrą pasimsi, grubiai tai yra nuo 8 iki 11 metų, bet tada pereinam į 4 stadiją, kai yra train to train, ar ne, kai
fizinis yra labai svarbu, varžybų kiekis padidėja, ar ne, pasiruošimas varžybam, disciplina mokomės, tai yra tarp 11 ir 16 metų, ar ne. 5 stadija yra train to compete, kai mes mokomės varžytis ir suprantam, tikrai jau mokomės varžytis, nebe treniruotis, o varžytis. Ir tada ateina 5 stadija, kuri prasideda po 18 metų, daugumoje sportų. Ir šitas PEFO yra padarytas ne tik tenisui, kai jau mes žaidžiam, kad laimėtumėm. Ne bet kad tik varžytumėmės, o kad laimėtumėm. Ir šitą beje filosofiją supaprastino netgi tas pats Arsenalo legenda Arsenas Wengeras, kuris lygiai taip pat lygino su žaidėjo vystymą su namo pamatais, su namo konstrukcija. Mes visi turbūt esam girdėję tą palyginimą. Bet šitoj vietoj labai svarbu, kad tėvai, man atrodo, ir žaidėjai, suprasdami tą pathway, bent jau gairės, iš jų gali išsikelti tikslus. Ar ne? Kiek mano, bent jau, kiek mano vaikui metų, kiek jisai žaidžia, koks jo yra išsivystymas, kokie jo yra tikslai, kad bent jau turėtumėm, kaip tu sakai, proceso kontrolę. Galbūt čia reikėtų daugiau edukacijos tėvams, nes paimkime visus olimpiečius, kurie tapo olimpiniais čempionais arba yra profesionalūs tenisininkai. Kiek jie ankstyvoje vaikystėje rodė gerus rezultatus. Ir ten, kai pradedi domėtis, nuo to pačio Jordano, nuo Steve'o Curry'o, ten, kur net nenorėjo niekur imti jų. Bet ką jie daro dabar? Ir kai tu orientuojates esi į procesą, kad man dabar nereikia to rezultato. Nu kaip, man ir gerai, aišku, pripažinimas, nes pagalvokim, gerai, tenisas yra individuali sporto šaka. Aš nuvažiavau, laimėjau, pralošiau, gavau viskas, aš iškart turiu rezultatą kažkokį, ne? Nesvarbu, komandinės sporto šakose tu ten žaidi savo pozicijoje ir ten to įvertinimo, ojojo, kiek reikia laukti. Arba ten pozicijos, kad tavi iškeltų į kitą komandą. Tai tenais tas yra, aš manau, kad yra lengviau tenais vystytis tą procesą į... Šitoje vietoje sutinku, bet noriu šiek tiek tą paprieštarauti. No. Aš nemanau, kad mes galim sakyti, kad žiūrėkit, jeigu visiškai nėra rezultato ir tik procesas, kad, turit šansą. Ne veltui šitoje vietoje aš prieš 15 metų labai abejojau ITF-o paruoštą lentelę, kad yra tas player pathway, tu esi matęs, kad jeigu esi tam tikram rezultatų reitingo ten ribose, yra didelė tikimybė, kad tu, jeigu viskas gerai su procesu, kad tu tapsi top 100, top 50 ATP. Nesako, kad tu gali. Ir šitoje vietoje dar prisiminsiu vieną iš tokio rimtų trenerių Simoną Wheatley, UK dirbusio su daug gerų žaidėjų, pasakymą, kad you have to be a good junior to have a chance to make it a pro. Ir aš kažkaip tenise, žinok, kuo toliau, tuo labiau sutinku su tuo, nes pasižiūrėkime mūsų pavyzdžius, ar ne? Ričardas Berankis, Vilius Gaubas, Edas Butvilas. Visi jie buvo geri jauni, jie buvo top 100 mažiausiai ir jie nelaimėjo galbūt Vilius ir vienetų jaunių Grand Slamų, ar ne? Taip. Bet jie buvo tam kelyje ir aš nemanau, kad mes galim sakyti, vis tiek rezultatai duoda tam tikrą apčiuopiamą vaizdą, ar tu turi šansų būti pro, ar ne? Ar tavo tikslai yra realistiški, ar ne? Kaip tau atrodo šitą? Tai gerai, aš galvoju, kad šitoje vietoje treneris, jisai tas mechanizmas, kuris gali leisti vaiką į turnyrą arba į varžybas ir gali sakyti, stop, dabar nereikia. Tai va čia yra didžiausia atsakomybė galbūt trenerių, nes, kaip ir tu sakai, ITF-as rekomenduoja, arba visos jaunimo programos. Atsitreniruoji 5 dienas, savaitgalį žaisk ant skaičius. Varžybos, kontrolinės, žaisk. Tai bet klausimas, ar va tas didelis žaidimas, arba negebėjimas suformuluoti tikslų žaidimui, jisai duoda naudą tam vaikui. Nes jeigu tu sakai, okei, mes treniruojamės tam, kad žaistume, nes ten mes pasimatom savo tikras galimybės. Ir kas gaunas? Ateina savaitgalis, vaikas žaidžia. Praeina treniruočių procesą sekančią savaitę, vaikas žaidžia savaitgalį. Vaikas jis nuolatos yra maitinamas tom, kad jis turi rungtyniauti, turi varžytis, turi žaisti. Ten, kai žaidži varžais, tu turi rezultatą kažkokį rodyti. Geresnį, blogesnį, bet tu turi rezultatą. Tai galvoju, kad šitoje vietoje treneris jisai tas kaip nežinau, kaip čia sulyginti su kažkom, tas žmogus, kuris sako, žiūrėk, stop, o dabar mes nežaisim. Mes dabar... Ir tėveliam tą patį pasako, mes dabar orientuosimės į procesą, nes mums reikia ten tokių elementų išmokti atidirbti. Ir turbūt jaunam amžiui tas sustabdymas yra tie langai treniruočių, yra daug ilgesni, svarbesni, tikslų nustatymas, bandymas tikrai įdiegti įgūdį, nes
vaikai dar vystosi, ar ne, kai vyresniam amžiui turbūt jie rečiau sustoja ir sako, žiūrėk, dabar bus pauzė nuo turnyro, aš turiu atidirbti ten kažkokį tai ar fizinį elementą, ar techninį, ar taktinį elementą, ar ne. Bet čia vat ir svarbu, jeigu mes žinom, kokiam amžiui, kokioj stadijoje mes esam, tada mes nusistatom tikslus ir tada mes pasirenkam terminą. Bet žiūrėk, bet ITF ir Tennis Europe, jie net rekomenduoja, žinai, kaip tu yra, net skaičių, kiek turi sužaisti turnyrų. Taip. Kaip tu galvoji, ar tai yra sveika, ar mes patys, kaip ir gaunas, kad ir prieštaravom, nors ITF ir Tennis Europe sako, žiūrėk, per metus turi sužaisti tiek ir tiek turnyrų. Ok, dabar aš galvoju, aš esu tam tokiam lygiai, man reikia tiek sužaisti tam, kad būtų kažkas. Visokiausių teorijų. Rytų bloko teorijos ten per metus 10 000 valandų turi žaisti. Ir tu suki gal, turi žaisti. Ir mes nesąmoningai ką darom, vaikui kraunam. Ne, mes atsiliekam nuo grafiko, mums dar liko 5 turnyrai šį sezoną. Tai palauk, tai mes norim, kad procesas būtų, kad vaikas nestresuotų, kad jis mėgautų varžybos, nors lendam į ITF, į Tennis Europe, kuris, vis tiek mes pasitikim tą organizaciją, tai vis tiek yra vystymo, jie kažkokiais mokslinius tyrimus daro, jie nustato tą skaičių, jie neparenka, kai horoskopą, žinai, šiandien taip, rytoj bus taip. Jie rekomenduojama. Tai kaip elgtis šitoj vietoje, jeigu treneris, žiūrėk, ir ateina tėvas, sako, žiūrėk, treneri, matai ką rašo? Tai kiek mes turim tarptautinių turnyrų sužaisti? Bet čia, žinai, kur dažnai yra daroma mažytė klaida, kad mes per dažnai šokam į kitą lygą. Tas pats ITF, čia, žinai, kaip mes atsirinkam informaciją, ne? Tas pats ITF, Tennis Europe, pirmiausia rekomenduoja, kad prieš pereidamas į tarptautinį lygį ir žaisdamas didelį kiekį tarptautinių mačų, tu turi pasiekti bent padorius rezultatus nacionaliniam lygyje, ar ne? Ypatingai, jeigu tai yra valstybė, kurioje yra didelis gylis žaidėjų, kai tu gali be didelių investicijų atsidavimo rinktis, kiek tu turnyrų žaidi, pasiekti gerus rezultatus nacionaliniam lygyje, nežinau. Galbūt Lietuvoje tu turi būti top 2, top 3, kad lystum į Europą, galbūt kokioje Olandijoje užtenka top 20 būti, bet mintis ta, kad kartais mes pasiimam ne tą eilutę ir bandom sužaisti mačų kiekį, ir stresuoti, kad mes gaunam pirmam ratė ir mes nepasiekėm reikalingų mačo kiekio, bet mes nesužaidžiam žemesniam lygiui. Ar ne? Tai vat, man atrodo, kad čia irgi labai svarbu, kad ta edukacija, kurią tu sakei, kad mes suprastumėm, kad tie tikslai ateitų palaipsniui, o nesakom, gerai, man dabar 14, ITF rašo, kad reikia sužaisti 71 mačų per metus, ar ne? Bet aš nesu pasiruošęs, aš pirmam rate gausiu 52 savaitės, maksimum 52 turnyrai. Tai čia yra išprotėjimas, jeigu tu žaisi kiekvieną savaitę. 12 mečių Tennis Europe reglamentuoja 8 ar 10 turnyrų per metus. Okay, bet turnyras turnyrų nelygus. Jo, suprantu, kur pirmas ratas, kur finalas ir jo, bet jie apskaičiavė irgi, vidurkį paėmė, kad aš galiu 2-3 mačus sužaisti. Tuo labiau, kad dabar yra Robin Round sistema, tu vis tiek gauni 3-4 mačus. Žymiai, čia reikia pagirti už tą. Čia žymiai yra tas geriau ir tau yra lengviau skaičiuoti, bet vėlgi, aš tik tais noriu ką pasakyti iš tos pusės, aš kaip ir sutinku su Tennis Europe, su ITF ir su visais selektoriais, kurie esam buvę, kurie sakė, reikia žaisti daug varžybų, daug žaisti. Bet kaip mums padaryti tai, kad tas rezultatas varžybinis vaikui, tiesiog vaikui, kuris stovi 9 metų, 7 metų, kuris jau laimėjęs 2 taurės, 9-10, kaip jam pasakyti, žiūrėk, viskas yra labai gerai, bet ne čia yra svarbiausia. Ir tada jis sako, treneri, o tai kas yra sporte svarbiausia? Ką tu atsakytum tokiam vaikui? O, geras, žiauriai, čia gerai prispaudė mane kaip plaktukų per pakaušį. Aš visada vaikus stengiuosi mokyti džiaugtis pirmiausia pačių sporto, ar ne? Kad jie gautų pasitenkinimą iš tos kovos, žaidimo, darbo. Kiekvienam, kaip mes šnekėjom, vieni vaikai mėgsta varžytis, kiti mėgsta dirbti, treti mėgsta būti socialinėje aplinkoje, akademijoje, skirtingi tikslai. Man atrodo, pirmiausia, ką mes turim išmokyti, tai kad vaikai norėtų sportuoti, ar ne? Šitą irgi pamirštam beje. Tai čia, manyčiau, vėlgi, pasakyk vaikui, išmok džiaugti sportu, jis į tave pažiūrės ir sakys, treneri, gal nesupranti, apie ką kalbi. Tada aš pereičiau prie tam tikrų tikslų. Gal patobulinkim tavo dešinį, išmokim ten žaisti šoro. Vaikai mėgsta mokytis. Žinom, kad jie žingeidus yra, jie moksta mokytis. Jau čia šiek tiek turbūt arčiau esu, ar ne? Ir tada trečias mano tas pjūvis būtų, kad gal pabandykim patekti į top 5 Lietuvoje, ar ne? Nekeliu nerealistiškų tikslų, ar ne? Bet jeigu tu matai, kad vaikas gali, nori, tada ateini per varžybinį. Bet aš pradedu nuo pirmiausia meilės sporto, tada progreso tikslų ir tik paskui ateinu prie varžybinių tikslų. Ir kuris labiau motyvuos vaiką, čia matyti jau yra ką AI-us nebepadarys, čia turi būti žmogiškas ryšys, kad pajaus. Kiekvienam skirtingai. Aš sutinku su tavim, aš visų pirma galbūt irgi atsakyčiau, kad
tau turbūt gera. Tai, ką tu darai, turbūt gera. Ar tai būtų sunki treniruotė, ar tai būtų lengva, ar tai būtų kontrolinis mačas, ar tai būtų pačios varžybos. Visų pirma, mes turim mėgautis. Ir va čia aš galvoju, kad dar vieną mes dalyką turėtume paliesti tam, kad išlikti pozityviam ir nesureikšminti rezultatų, bet būti procese, mums reikia ko, aš galvoju, ilgalaikės motyvacijos. Mes suprantam, yra vidinė, išorinė, trumpalaikė. Bet mums reikia ilgalaikės motyvacijos. Tai ilgalaikė motyvacija, mokslininkai, skaičiau, domėjaus, kad susideda iš 3 dalykų. Tai autentiškumas, kai sportininkas jisai sugeba pats priimti sprendimą. Ar aš noriu važiuoti į varžybas, ar aš noriu ten daryti, ar aš noriu šius, ar šiandien kažką daryti. Toliau yra tasai pats ryšys, kiek jisai gauna palaikymą. Ir kompetencija. Kaip man sekasi susidaroti su tais uždavėjais, ar aš tobulėju. Ir va šitie 3. Bet jeigu mes nueisim į rezultatą, šitie 3 komponentai, ilgalaikė motyvacija, jinai gęsta. O, mes turim vietoj pavyzdį. Kaip šitie 3 elementai yra nugesę iki 0 ir mes galim daryti, ką norim. Tai yra sunku kovoti kiekvieną dieną ir bandyti įrodyti, kad mums reikia, o ne žaidėjų reikia. Ir tai yra, matyt, kažkur buvo praleista ankstyvoje vaikystėje mūsų augimo mentalitetas. Labai įdomu, ką tu pasakei, bet čia dar vieną dalyką, labai trumpą patarimą turbūt tėvams pasakysiu, žinai, ko tėvai nori iš vaiko varžybinio sporto, nes tas varžybinis procesas yra kitoks, jis yra sudėtingas, ar ne? Ir man yra tekę sutikti tėvų, kurie man sako, žinai, Aisti, aš džiaugiuosi, kad mano vaikas yra šitame kelyje, nes jis yra disciplinuotas, nes jisai vysto meilę sportui, kas yra viso gyvenimo ilgalaikė motyvacija, vertybė. Jisai mokosi laimėti, pralaimėti, jisai mokosi dirbti, jisai mokosi bendrauti su kitais žmonėmis, jisai mokosi laiko valdymo, nes jisai turi keliauti, kelionių valdymas ir taip toliau. Ir aš labai norėčiau šitą mentalitetą įdiegti daugumą tėvų, o ne tik tais, žiūrėk, kur yra rezultatas, ar ne? Ir mes ant tiek tada stresė visi vaikštom ant pirštų galiukų, kad tos vertybės, kodėl mano vaikas turi likti varžybiniam tenise, krepšinėje ir taip toliau. Ir jeigu tu žiūri tik per rezultatą, labai daug atkris. Bet jeigu tu žiūri per kitas vertybės, kurias sportas, varžybinis sportas duoda vaikui ir ko mokykla neduoda, bet man atrodo, tada yra gerai padaryta edukacinė sistema ir tada visi yra laimingesni. Tada mes galim šnekėti apie ilgalaikę motyvaciją, nes mes niekur neskubam. Mes žinom, kad tos vertybės, kurias gaunam, mes liksim tam sportui ilgai. Nepriklausomai nuo to, ar mes gausim pirmam rate, ar paskutiniam. Ir tikrai daugiau vaikų išliks sportį iki 15-16, negu 11-12 mes pradedam abejoti. Mano vaikas gali ar negali? Aš turiu tokių klausimų. Ar mano vaikas gali ar negali? Aš sakau, aš nežinau. Aš nežinau. Per anksti pasakyti. Bet mes jau, kadangi galbūt trūksta rezultatų, kokiu mes tikėjomės, jau atsiranda, kas vyksta. Ir aš sakau, aš nežinau. Aš negaliu pasakyti. Tai vertybės, kaip tėvai žiūri į tą ilgalaikį varžybinį sportą, man atrodo, ilgalaikį motyvacijai irgi padeda. Aš manau, kad keičiasi šiek tiek, nes paimkim iki 90 metų patį sportą. Tai kadangi mes esame iš rytų bloko buvom, tai sportas buvo vienintelė galimybė šauti vakarus ir kažką parodyti save. Ir mes visi ką darėm? Tik rezultatų, tik per sunkų darbą. Dabar tėvai, daugumą aš pats, žiūriu, kad mūsų gyvenimas yra pagerėjęs ženkliai, ta prasme. Mes gyvenam daug geriau. Ir mes suprantam, kad, kaip ir tu sakai, kad sportas, jisai duoda daug kitų sudedamų dalių, kurių yra nematoma. Ir aš visą laiką tėveliams sakau, vežkit vaikus tik su treneriais, tegul jie būna kartu, ten disciplina mokinasi, kaip apsirengti, kaip papusryčiauti. Tu pats pamatai vaikus visiškai kitokius nei su tėvais. Ir tas yra labai svarbu. Bet, aišku, aišku, ir norisi to galutinio prie viso šito, dar jeigu sugeba pasiekti rezultatą, tai yra labai gerai. Bet aišku, tų tėvų, tokių desperatiškų, kurie, aš galvoju, tie desperatiški tėvai, tai jie labai daug reiškia saukoja. Dėl ko jie stato viską ant rezultatą? Jie stato finansus, jie gyvena atskirai su šeimom, kraustosi kitus miestus, vaikams sudaro sąlygos, jie stato. Tai natūraliai pasakyti, žinot, kad tu įsikraustai į kitą šalį gyventi ir dabar tu mėgaukis procesu, tu jam nepasakys, sorry, mums neužtenka. Ne, čia taip pat kaip sako, šeimos turtingi žmonės sako, pinigai yra ne viskas, bet tu pasakyk, pinigai yra ne viskas tam, kuris neturi jų. Tai čia lygiai tas pats palyginimas. Jo, tai yra tėvų, kurie vis tiek jie deda daug vilčių ir svarbiausia, jiems nesudegti ir neperdegti, nes vaikas jisai, šeima atsikrausta į kitą šalį, išvažiuoja, kažkur tėtis, kažkur mama, jisai tai tą mato, tai jaučia. Mes jam nieko nesakom, tu žais, aš viską padarysiu.
Bet jis mato, kaip iš šono viskas vyksta, kaip vargsta tėvai, kaip sunku, kaip atsiskyrė nuo kažko ir tai yra vaikui duoda vis tiek nematomas. Ir va čia tėtis, treneris, jisai turėtų atlikti tą tokią nematomą mentalinę pagalbą vaikui, kad žiūrėk, nu viskas gerai, nepavyks nieko, viskas. Arba tada patarimas nestatyti visko ant vienos kortos. Čia yra protingiausia. Aišku, būtų faina, kad kiekvienam mieste mes turėtumėm po bazę, po akademiją, po struktūrą, po sistemą. Dėja, taip nėra, dėl to va, tokios aukos turi įvykti. Ir dėja, šitas, matyti, individualus sportas visą laiką, jis yra pakankamai rizikingas. Ir tikrai bus tų perdegimų ir tokių neįvykdytų lūkesčių, bet kaip kai kurie pavyksta, kai kuriem ne. Tai gerai, Aistė, tai aš manau, kad reziumuoja. Rezultatas ar procesas? Višta kiaušinis. Višta ar kiaušinis. Jeigu vadinsim rezultatą kiaušiniu, tai vis tiek be vištos kiaušinio nebūtų. Aš vis tiek statysiu procesą aukščiau už rezultato, bet pabaigsiu tą žinutę, kad rezultatas yra svarbus indikatorius, pagal kurį mes galime keisti kryptį žaidėjo karjeroje. Kaip tau atrodo? Aš visiškai pritariu, rezultatas man yra labai momentinis, o kaip tu sakai, tik yra dalis. Procesas yra kur kas svarbiau. Kaip aš minėjau, kas yra svarbiausia, procesą mes galim valdyti, galim keisti, ką tik norim. Rezultatą mes negalim. Procese mes turim matyti kažkokį rezultatą, bet jis neturi tas pagrindinis, kur mes visą laiką gyvenam dėl jo. Nes procese yra daug sudedamų dalių, kurios reikia išmokti, suprasti, užaugti galų galę, subręsti kai žmogui. Ir tada, nes visi elitiniai sportininkai, kai skaitai jų biografijos, jie buvo eiliniai vaikai, turėjo talentą, tai gal ne visada pakliūdavo ten, kur reikia, ne į tą sporto šaką, nes ateina kiti iš kitos sporto šakos, bet jie atrado, bet jie niekada nebuvo tie, kurie varom. Vystėsi, natūraliai augo, žiūrėjo, o po to, kad suprato, kad gali, pagerino procesą ir viskas įmanoma. Rezultatas yra... Procesas yra pyragas, o rezultatas yra ta braškė. Bet valgant braškę palinkėsime, kad valgytumėm ne tik braškės, bet ir pyragą, ar ne keptumėm dažniau. Pradžiai vis tiek pjaunam pyragą, ne braškę. Gerai. Liuks, tai ačiū tau, Šarūnai. Ačiū visiems klausėt. Tikiuosi pasimsite nors vieną idėją iš mūsų šitos diskusijos, iš mūsų šitos temos. Nepamirškite, kad jeigu jums patiko, palaikinti T-Coach podcast'o YouTube platformoje, pafollowinti Facebook'e ir kitose social medijose platformose. Ir tam, kad kitas podcastas įvyktų, galite paremti T-Coach Contribui platformoje mini parama, kuri mums padės turbūt išleisti ir 6 epizodą. Ačiū tau, Šarūnai. Ačiū tau, Aisti, ačiū visiems, kas žiūrit, ačiū, kad palaikot. Antrinu Aišiui, paremkite, jeigu kas norite, prisidėkite prie mūsų Contribui platformoje. Taip pat dabar galite ir 1,2 gyventojų pajamų mokestį galite paaukoti mums, ne visą, bet dalį, būsime dėkingi jums ir ačiū, kad esate su mumis, ačiū, kad kritikuojate, lauksime jūsų komentarų, lauksime jūsų siūlomų temų, visą laiką atsižvelgiame ir norime pateikti tai, ką jūs norite, norime tobulėti kartu su jumis. Tai ačiū jums visiems ir iki sekančių pasimatymų. Ačiū, iki. Iki.